Grybai jau daugiau nei 50 metų nėra priskiriami nei prie augalų, nei prie gyvūnų, bet yra atskira, plati ir įvairi gyvųjų organizmų grupė. Pagal kai kuriuos požymius grybai yra artimesni gyvūnams nei augalams ir tai patvirtina šiuolaikiniai genetiniai tyrimai. Dar mokslininkai grybams priskiria ir kerpes. Šiuo metu mikologija, mokslas apie grybus tyrinėja grybų biologiją, ekologiją ir jų vaidmenį gamtoje bei kasdienėme gyvenime. Mikologija ir su ja susijusios mokslinių tyrimų sritis sparčiai vystosi visame pasaulyje. Šioje laidoje aptarsime, kaip grybus tyrinėja mokslininkai, kaip jų kaupiamos žinios populiariai perteikiamos visuomeniai. Šįkart daugiau dėmesio skirsime kepurėtojų grybų pristatymui. Kas jie tokie yra, kaip jie veikia miške ir kaip juos pažinti. Mano gal tikslas yra praverti labiau tą langelį grybų pasaulį, atsispiria nuo to, kad čia yra mūsų įprasti grybai ir ar valgomas ar ne, bet parodyti daugiau apie tuos grybus, kad tikrai yra daugiau įdomių dalykų, negu tik tais išmokti nustatyti, ar galiu valgyti, ar negaliu valgyti šito grybo. Grybai gyvena visur, ne tik miške, bet ir mieste. Jais Lietuvoje sistemingai domimasi daugiau nei 200 metų, atliekami sistemingi moksliniai tyrimai. Kaip sako patys mikologai, jų darbo sezonas miške gali vykti beveik ištisus metus. Priklausomai nuo oro, bet mūsų sezonas tęsiasi nuo sniego iki sniego arba 2019-2020 metų žiema ir žiemą visi išeidavom pažiūrėti, ar auga kas nors ir kas ten auga. Ir atitinkamai, jeigu išeina, tai reiškia ieškoti net, tai yra profesinis, kaip sakykime, taip, įprotis, kad eini ir matai grybus, jeigu jie auga, net ir nenorėdamas, kartais jau norisi atsipalaiduoti. Štai. Ir vienas dalykas, kai grybas žinomas, čia tas tvarkoj pasižymiu savo arba nieko ypatingo, arba jeigu nežinomas, arba, tarkime, randat retą, reiškia, pasiimat pavyzdį, kurį po to jeigu nepavyksta iš karto, apibūdinsit pagal kažkokius tai knygas ar kitaip. Arba jeigu abejojama arba nepavyksta, kartais daromi genetiniai tyrimai ir lyginamos nuskaitytos sekos su kitų duomenų bazėje esančių grybų sekomis ir taip nustatomi grybai. Gali būti, aišku, kitokie dalykai, kad, tarkim, buvę yra mano karjeroje, kad tyrinėjimas ir derlingumas, kas veikia tą derlingumą, reiškia kažkokius turit stacionarius plotus kažkur tai miške, kur grybautojai jums nepadeda. Ir reguliariai, tarkim, renkat grybus, matuojat jų svorį, jų biomasę ploto vienete, sekat kritulių kiekį, temperatūrą irgi prietaisų pagalba. Ir žiūrit, esant kokiam kritulių kiekiui daugiausiai, tarkim, išauga ten baravykų, voveraičių, kokia temperatūra, kada mažiausiai, štai tokie duomenys. Tenka tik apgailestauti, kad kaip ir visose mokslo srityse, mikologijoje trūksta sistemingų ilgalaikių tyrimų, kurie galėtų spręsti esminius šios rūšies gyvavimo klausimus. Dauguma tyrimų yra projektiniai, skirti specializuotai siaurai temai išaiškinti ir apibendrinti. Tyrimų rezultatai pateikiami moksliniuose straipsniuose, knygose, leidžiami katalogai. Galime pasidžiaugti netaip seniai išėjusią Didžiąją Lietuvos grybų knygą, kurioje aprašoma apie 700 Lietuvos ir Latvijos grybų rūšių. Yra daug specializuotos mokslinės literatūros. Yra moksliniai sąvadai, kur grynai aprašomos surinktos rastos rūšys. Tik esmė ta, kad ta knyga, kol jį išeina, jau pasensta. Atsiranda naujos rūšys ir tai vėjo vaikymasis, sunku pasakyti, ar tai iškart geriau kelt į kažkokią kompiuterinę bazę. Nors tom bazėm irgi keičiasi labai ir sistematika grybų. Atėjus genetikai, mikologiją pradėjo taip keistis, kad mes jau nespėjam. Antra, diskusijos, ar jau ta pasikeitus situacija čia jau priimtina ir liks, ar jinai grįš atgal, ar dar labiau keisis. Tai yra, gyvenam įdomu periodu, kai viskas keičiasi ir nėra kažkokio pastovaus atskaitos taško faktiškai. Kad valstybiniu lygiu augtų susidomėjimas mikologija, šia pasaulyje perspektyvia mokslo šaka kol kas nėra ženklų, nes Lietuvoje finansavimas grybų tyrimams apsaugai tikrai nedidėja.
Ar paprastus žmonės domina grybų pasaulis ir kokiais aspektais, klausome mikologo. Daugiau paviršutiniškai sakyčiau, nes pats supratimas, na gerai, eilinio žmogaus, bet jeigu net ir žmogaus, kuris atsakingas už sprendimus, ten grybų apsaugą, mokslo finansavimą, jeigu jis nesupranta to giliai, tai yra blogai. O tas supratimas, jeigu nedidėja, tai dauguma domina tik, koks čia grybas, ar jis valgomas, nu arba kitų yra grybų mėgėjai, kuris ar tai retas, ar Lietuvoje rastas, tai neįdomu. O ten tas sandra, nu, imam patį grybą, tą vaisiakūnį, ar ne, tai jau, kaip sakiau, tai yra lytinis organas, jo prisitaikymas išgyventi sąlygas visokias, pažeidimus išgyventi ir kaip galima daugiau suformuoti sporų. Forma, spalva irgi, kaip sakiau, irgi kažką tai reiškia, tai yra energija, kažkokio tam tikrą energijos kiekį skirtingą kiekvienos rūšies tas vaisiakūnis turi gauti, kad jis normaliai funkcionuotų. Pati forma, koto, keparėlės ypatingai pačia pritaikyta prie tų sąlygų, kur auga, kad paskleistų sporas. Jie skleidžia irgi aktyviai, šaudo. Dauguma grybų, o ten dar tie visi baravykai, musmės, dar ten poška šūviai po keparėlės apačioj. Ir ta spora turi vandens ant viršaus, o vanduo, na kaip jis sako, prilipo, kai lapas ten prie kurios nors vietos. Tai vat irgi mikroskopinės sporos, tas vanduo kaip superklijai, kur prisilies ten prilips. Ką daryti, kad prie to grybo jis nepriliptų, bet švelniai, gražiai iškristų ir oras pagavęs nuneštų kaip galima toliau. Ir ta visa forma tam pritaikyta, bet mums tai neįdomu. Pastebimas vis labiau augantis žmonių susidomėjimas gamta, augalais, paukščiais ir tai priartina ir grybų karalystę. Kadangi grybavimas yra malonus ir sveikas užsiėmimas, tradiciškai šis įgūdis formuojamas jau šeimoje. Būtų gerai išlaikyti tęstinumą mokyklose. Galbūt taip ir įvyks, nes greta mokslininkų atsiranda edukatorių grybų temas visuomeniai pristatančių ne tik socialiniuose tinkluose, bet ir gyvai. Pati nesu baigus biologijos visų pirma, mano išsilavinimas visiškai nieko bendro neturi su gamta, esu baigus socialinį darbą, tai aišku natūralu, aš ieškau tokios informacijos, kurią ir galėčiau suprasti. Tai lietuvių kalba pamačiau, kad tos informacijos yra labai mažai iš tikrųjų. Tai yra arba grybautojo žinynas ten su dažniausiai randamais grybais, bet na, tenais tiesiog apibūdinamas grybo, kuris randamas, yra valgomas ar ne. O anglų kalba jau tos informacijos buvo aišku daugiau. O lietuvių kalba kitos knygos buvo, tai jau tokios mokslinės monografijos. Tai vat, labai gerai atsimenu, kaip vyras padovanojo man knygą Lietuvos grybai ir aš galvoju, vau, kaip fainai, dabar vat, žinosiu daug apie Lietuvos grybus, o atsivertus supratau, kad na, nieko nesuprantu visiškai, nes ten tokia koncentracija mikologinių terminų. Tai va, tai priejau tokį tašką, kai jau man reikėjo kažkur pasimokyti, kad geriau suprasčiau tą grybų biologiją, na kaip čia, kas čia per organizmas. Tai tada vat, labai yra faina galimybė kaip laisvam klausytojui tiesiog VU, nu, arba kitose universitetuose pastudijuoti. Tai aš studijavau mikologiją, tai tą dalį kurso apie grybus ir tas man leido paskui jau, na aš jau tada galėjau suprasti, apie ką čia eina kalba ir tą informaciją net ir kitiem geriau aiškiau papasakoti. Kaip grybai gyvena miške? Augimui jie vartoja paruoštą organinę medžiagą. Yra aktyvūs įvairių maistinių apykaitų ir procesų dalyviai miško ekosistemoje. Prisideda prie dirvožemio formavimosi ir sukuria draugiškus santykius su augalais ir bakterijomis. Grybai itin svarbus augalams, net 80% augalų su grybais sudaro šaknų simbiozė. Tai abipusiai naudingas procesas. Kai kurie augalai auga tik ten, kur netoliese randama grybų ir atvirkščiai. Grybams augti reikalingi atitinkami augalai. Pavyzdžiui, lepšės dažniausiai aptinkamos beržynuose. Visi mūsų valgomi beveik grybai, jie auga partnerystėje su tam tikrais medžiais. Tai irgi priklauso nuo to, kaip sekasi medžiams. Tai taip ir tas įtakoja ir kaip sekasi grybams. Tai jeigu mišką iškirto, tai aišku, ten grybų nebus. Arba bus tik tai po kirtimo, nes kartais grybai išauga, kai patiria jų partneriai medžiai stresą kažkokį, nes tai yra ženklas, kad reikia keliauti kažkur kitur, ieškoti naujų plotų. Tai va, bet ir nuo augalų priklauso, tai va, neseniai sužinojau, kad, pavyzdžiui, toks augalėlis česnakūnė, valgomas augalas vaistinė česnakūnė,
turintis česnako tokį prieskonį, bet jisai, žodžiu, į dirvą paleidžia medžiagų, kurios nepatinka šito tipo grybams ir, pavyzdžiui, toj vietoje tikėtina, kad grybai nustos augti. Tai va, tai yra daug tokių niuansų, kurie ir susideda į tai, kad ar grybai auga ar ne. Nes, reikia suprasti, kad ta grybo dalis, kurią mes dažniausiai renkam, eidami grybauti, tai yra tik tais grybo dauginimosi organas. Ir jisai, grybas išaugina ją, kai yra optimalios sąlygos, kai yra resursų, o visas kitas grybas yra grybienos pavidalu ir slepiasi žemė ir ten gyvena savo gyvenimą. Dauguma grybų turi kūną sudarytą iš smulkių gijų vadinamų hifais, kurių visuma vadinama miceliu. Yra grybų, kuriuos sudaro tik viena ląstelė, pavyzdžiui, mielės. Kai einame į mišką, randame grybų vaisiakūnius. Pati grybiena gyvena dirvožemyje, medienoje ar kitame substrate. Ant vaisiakūnių išsivysto sporos, kurias grybas naudoja dauginimuisi. Yra ir kiti būdai plėsti savo populiaciją. Žmonių pasaulyje yra dvi lytis, vyriška ir moteriška. Grybų tuo tarpu pasaulyje gali būti 23 000 lyčių. Bet aišku, tai nėra lytis, čia labiau lytiniai tipai. Tai reiškia skirtingi lytiniai tipai ir jau kad susiporuotus du skirtingi grybai, jie turi būti tų skirtingų lytinių tipų ir susirinkti. Bet ar gali atskirti, tai nebent jau ten mikroskopiniai tyrimai. Šiaip nėra, kad kažkaip, nežinau, bus baravykas su sijonėliu ar dar kaip nors ten neatskirsi. Grybų ir miške augančių medžių bei augalų harmoningai veikianti ekosistema kartais vaizdžiai vadinama miško internetu. Mikorizė tai procesas, kurio metu grybai padeda medžiui įsisavinti vandenį ir mineralinės medžiagas. Grybų hifai apsaugo medžių šaknis nuo dirvožemio patogenų, o medis aprūpina grybą organinėmis medžiagomis, susidarančiomis lapuose. Mikorizė sujungia miško medžių šaknis į vientisą sistemą, per kurią informacija tarp medžių perduodama cheminių signalų impulsais. Grybas tai yra nei augalas, nei gyvūnas, kažkas per vidurį. Kadangi grybai kaip organizmų grupė susiformavo labai seniai, kai dar nebuvo net išskyrę augalai, gyvūnai, kai visi buvo vienaląsčiai ir plaukiojo kažkur tai ten vandenį. Gal gėlam, gal sūriam ir kartu su augalais jie išlipo į sausumą ir tokie augalai, kokius šiandien matom, didelė dalimi yra susiformavę dėl grybų poveikio irgi. Grybas pagal savo sandarą, jis visiškai skiriasi nuo augalo, jame nėra nei kamieno, nei šaknų, nei šakų, nei lapų, nieko, tik tai kažkokių tai gijų mikroskopinių, sunkiai netgi plika, kaip matoma, rezginys kažkoks tai. Ir tai viskas. Nei žievės, nei odos, nei stuburo, nieko nėra. Ir tas organizmas puikiai funkcionuoja, pristaiko prie pačių įvairiausių sąlygų, gali maitintis pačiais įvairiausiais substratais. Ypatingai, aišku, mėgsta medieną, negyva, bet evoliucijos eigoje prisitaikė sugyventi ir su gyvais augalais, su gyvais medžiais ir miškas be grybų faktiškai gyventi negali. Visi augalai su jais susiję, šaknimis, grynai fiziškai ir grybai net ir jungia atskirus medžius, kartais į kažkokį tinklą. Šiais laikais kalbama, kad tai kaip internetas, tai nėra internetas, tačiau vis tik tai keliauja ten ir informacija, ir maisto medžiagos, ir ypatingai vanduo su mikroelementais, kuriuo grybai aprūpina praktiškai visus medžius. Nukritusias didesnės medžių šakas ar virtuolius skaido ne tik kempininiai medienos grybai, bet ir daugybė kepurėtojų grybų, pavyzdžiui, pumpotaukšliai. Grybai yra vienas iš nedaugelio organizmų, galinčių skaidyti medienos celiuliozę. Esant palankioms sąlygoms, gali pradėti vartoti net gyvų medžių audinius. Čia yra ąžuolas, kuris jau gerokai metų būna turbūt, nes jau ir jo vidus kiauras, bet ąžuolai vis tiek jau kai jie nuvirsta, tai jie kelis šimtus metų gali būti. Tai įdomu tai, kad nors čia dabar grybų akivaizdžiai nesimato kažkokių tai apaugusių, bet grybienos viduje tikrai yra, nes jos yra kiekvienam pūvančiam medyje. Ir įdomu tai, kad grybai, kurie skaido medieną, tai jie vieninteliai apskritai gali medieną suskaidyti. Tai reiškia, kad jeigu nebūtų tų visokių kempininių grybų, kurie kartais matosi ant medžių,
tai medžiai tiesiog nuvirstų jau iš senatvės ir liktų gulėti. Ir taip kauptųsi, jie, žodžiu, nebūtų perdirbti. Grybautojus taip dominanti grybų maistinė vertė priklauso ne tik nuo cheminės sudėties, bet ir nuo naudingųjų grybe esančių elementų santykio. Tai lemia grybo augavietė, jo ryšys su miško medžiais, klimato sąlygos, metų laikas. Pasikeitusios aplinkybės gali keisti ne tik grybo išvaizdą, bet ir jo lokacijos vietą. Tai ypatingai jautrus ir lengvai prisitaikantis organizmas miško ekosistemoje. Grybai jaučia žemės magnetinio lauko pokyčius, ar diena, ar naktis, kažkur kažkas artėja, lytinis partneris, kažkas pagal kvapą, pagal skonį prasisunkia, vibraciją dirvožemio irgi jaučia. Pabėgti jie negali, šaukti negali, galbūt graužiami ten išskiria medžiagas turbūt, bet irgi kitas nujaučia, gali pradėti kaip ir augalai, tarkim, lapus pradeda graužo kirminai, jie išskiria iškart medžiagas, tarkim, kurios privilioja tų kirminų parazitus ir juos ten užkrečia kiaušinėliais, nes paskleidžia tą medžiagą, kitas augalas pajunta ir tam pradeda, tarkim, sintetinti nuodingas medžiagas jau. Taip ir su grybiena irgi kažkur graužia tą grybą ir gali nukeliauti informacija, kad mane graužia. Ir jei iš to taško, kur sklinda informacija, kad gerai, nusprendžia, kad reikia į tą tašką siųsti medžiagas ir ten formuoti vaisiakūnį, pradeda formuotis pumpuras, augti. Ir į ten iš visos grybienos, tarkim, ne iš visos, iš kažkiek tai keliauja. Dėl intensyvios žmogaus veiklos pasaulyje vyksta įvairūs pokyčiai. Keičiasi klimatas, augantis žmonijos ekonominiai poreikiai mažina gamtos resursus. Ar pavyks rasti balansą tarp natūralių procesų ir žmogaus kišimosi, siekiant savo interesų? Kaip pastebi specialistai, Lietuvos miškuose, kur vykdoma ūkinė veikla, jau neaptiksime naujų grybų rūšių. Tad jeigu norime išsaugoti gamtos bioįvairovę, būtina saugoti žmogaus veiklos nepaliestus senuosius miškus. Pastebima, kad, tarkim, eglės, kurios buvo labai įprastas medis, vis dar yra, bet jom po truputėlį darosi vis sudėtingesnės čia sąlygos. Jom per šilta, tie ilgi, pavyzdžiui, karščio kažkokie periodai, kurių mes turim beveik kiekvieną vasarą, irgi daro jas labiau pažeidžiamas, tada jas užpuola kenkėjai. Žodžiu, jos po truputėlį tarsi traukiasi į šiaurę. Bet pas mus po truputėlį atkeliauja kiti lapuočiai medžiai. Tai vat lapuočių medžių įvairovė didėja galbūt. Tai tas gali takoti, kad su jais atkeliauja ir kiti grybai. Tai, nes tie grybai, kurie partnerystėje su tam tikrais medžiais auga, tai tada svarbu jiems, kokie medžiai auga, kokios jie yra būklės. Tai per tai, kitas krituliai tie patys, jie irgi tokie yra išsibalansavę, kartais būna, ir tos ilgos sausros. Tai irgi gali takot, kad grybam mažiau palankios sąlygos. Tai ta pati mikologė Reda Iršėnaitė, vienam iš Sengirės fondo miškų senųjų, kuris nebuvo paliestas daug šimtų metų, tai tiesiog tyrinėjo, atrado 9 naujas Lietuvai rūšis. Tai reiškia, kad jeigu būtų daugiau resursų tyrinėti tuos senuosius kažkokius nepaliestus miškus, tai ten tikrai būtų atrasta daugiau grybų. Bet ar jie visą laiką ten buvo, ar jie buvo nauji, tai sunku pasakyti. Nuolatinis negyvos medienos valymas yra sena miškotvarkos tradicija. Kaip sako specialistai, šalyje vykdomi miškų kirtimai ir valymai grybams yra tiesiog pražūtis. Jeigu po to dar vyksta miško užsodinimas, yra suardomi visi grybų tinklai. Viskam atsigauti reikia labai daug laiko, gamta išsigydys, bet jau nebus biologinės įvairovės šaltinio, ji bus daug skurdesnė. Bus daug įprastų dažnų rūšių, kurios dominuos, nebebus spalvų ir formų įvairovės, kas būdinga natūraliai buveiniai. Vienas iš grybų, tokia mažasporė mėlynlakštė, kuri irgi Reda surado Sengirės miške, tai buvo tiesiog mažas, šiek tiek violetinio atspalvio turintis grybukas. Tai bet kas durtų pirštu ir paklaustų, kas čia, tai taip ir buvo per vieną ten pasivaikščiojimą. Tai jinai kaip mokslininkė galėjo suprasti, kad šitas atrodo įdomiai, pasitikrinsiu. Ir tada jau ten per duomenų bazės pasitikrinus, per mikroskopą pasižiūrėjus, gali jau suprasti, kad tai čia šitas grybas apskritai pasaulyje rastas 400 vietų, kuris auga. Tai žodžiu, toksai visai nemažas atradimas.
Tai va, o kas džiugu, šiaip stebint grybautojų grupės, tai va, man irgi įdomu ten pastebėti, ten geras toks radaras, tai būna žmonės tiesiog randa raudonosios knygos grybus, kurie yra saugomi, kartais net juos išrauna, klausia ar valgomas ir tada tikrai atsiranda visada žmonių, kurie sako, ne, čiagi saugomas, čia palik, čia negalima lįst, negalima valgyti. Tai visai yra to sąmoningumo apie kai kuriuos iš tų retųjų grybų, tai tas irgi yra džiugu. Nu ir aišku, jeigu žmonės žino, tai jiems rasti vis tiek yra. Ir turim gal tokį įrankį, iNaturalist, pavyzdžiui, kur irgi gali kelti, fiksuoti, kas nors kitas gali identifikuoti, patys mikologai stebi irgi tos radinius Lietuvoje ir irgi gali tada pamatyti, kad kažkas užfiksavo, va šitą grybą, jisai retas, arba va čia dar nebuvo rastas. Grybų įvairovė reikšminga ne tik miško ekosistemai, bet ir pačiam žmogui. Vieni grybai vertingi kaip maistas, kiti kaip vaistas. Vis labiau grybai panaudojami naujose technologijose, sunkiai yrančių produktų skaidymui, tvarumu pasižyminčioje buities daiktų gamyboje ir panašiai. Bet svarbiausia, grybai ir grybavimas yra dalis turiningo poilsio, malonaus laisvalaikio gamtoje, ypač kai esi apsiginklavęs ne tik peiliu, bet ir žiniomis.